Sveiki kolegos! Parodysiu Jums, kaip greitai ir teisingai, taisyklingai sukonstruoti apykaklę stovę. Tai nėra golfo apykaklė, jinai nėra prisispaudusi prie kaklo, jinai yra šiek tiek toliau nuo kaklo, stovi taip pat gražiai kraštai horizontaliai, jos aukštis jau priklauso nuo modelio ir susakysiu visko, ko Jums reikės. Viską žinokit labai paprasta. Jums reikia turėti nugaros detalę, priekio detalę, jūs aišku turbūt jau ją turite, jeigu jau norite apykaklės stovės, ir pirmiausiai mums reikia pamatuoti nugaros priekaklį, čia yra pusė nugaros, pusė priekio, kaip lekaluose. Pamatuojam nugaros priekaklį nuo lenkimo iki pečių siūlės. Ir pamatuojam priekio priekaklį irgi nuo pečių siūlės iki priekio centro, iki lenkimo arba centro. Pavyzdžiui, pas mane čia yra nupiešta, kad tai nėra užsegimas, vadinasi, čia yra priekio lenkimas. Pasimatuoju nugara plus priekis. Užsirašau. Nugaros priekaklis plus priekio priekaklis lygu. Yra 9, pavyzdžiui, priekio, pas mane yra 12 ir lygu 21. Braižau statų kampą. Nuo šito kampo, nuo taško atidedu 21 cm. Aš braižau atidėdama mažesnius atstumus. Čia yra 21 cm. Pasižymiu 9 cm. Jisai mums bus reikalingas. Čia yra taškas A. Čia yra taškas B. Šitame taške B keliu statmenį į viršų 2,5 cm. Pasižymiu. Čia yra 2,5. Visas šitas yra 21. Nuo čia iki čia. Iki šitos vietos yra 9. Mums reikia nubraižyti stovės apatinę liniją. Šitoje vietoje jinai eina kaip tiesė. Ties šita vieta jinai po truputį pradeda lenktis. Ne tiesia linija, o švelniai lenkta. Nubrėžiam, sustojam. Dabar į viršų nuo taško A mums reikia atidėti stovės aukštį. Stovės aukštis dažniausiai būna apie 3 cm. Tai yra minimalus stovės aukštis. Jeigu jūs norite atidėti didesnį, dedam didesnį. Pavyzdžiui, 4 cm, aš darau mažesnį, atidedu 4 cm. Štai čia yra 4 cm. Dabar mums reikia tuos 4 cm atidėti per visą stovės plotį. Vadinasi, čia visur bus 4 cm. Atidėdinėjam tiksliai su liniuote. Taip, ir kylam, va čia. Visur vienodai brėžiam viršutinę stovės liniją. Jūs turite apatinę liniją. Štai šitą. Aš ją paryškinsiu. Viršutinė linija. Jums reikia nubrėžti štai šitą priekinį kraštą. Čia reikia, kad būtų status kampas. Štai čia. Nusibrėžiam ir bus jūsų stovė. Šitas atstumas 9 cm. Tai bus pečių siūlės įkirpis. Jį reikia sutapdinti siuvant su pečių siūle. Šita linija tai yra lenkimas. Tai yra nugaros dalis, nugaros vidurio centras. Arba jūs darote šičia siūlę. Vadinasi, plus užlaida. Čia dažniausiai per priekį, jeigu nėra užsegimo, per priekį bus lenkimas, lenkimo linija. Štai tokia paprasta stovės konstravimo dalis. Sėkmės! Su jumis buvau aš, Ramunė Savelienė.